Tai labą dieną, labas vakaras. Prieš šventes galvoju, greitai padarysiu dar vieną įrašą, nes vis tiek laiko praėjo nuo paskutinio įrašo darymo. Ir ta tema tokia, ją diktavo turbūt paskutinių savaičių įvykiai nuo mūsų kraustymosi iš Pietų Karolinos į Čikagą. Kiek visko patyrėm, kiek visko įvyko ir labai sudėtinga viską sudėlioti, surikiuoti, nes tikrai, sakykime, pati pradžia prasidėjo labai sunkiai. Mes tą dieną, kai turėjom išvažiuoti, dėjomės daiktus visus ir taip toliau. Ir kas nutiko, mes planavom išvažiuoti apie 11-12 valandą dienos, nes turėjome pavažiavę kokias ten 5-6 valandas, pusiaukelėje nakvoti, tada ryte keltis ir po pietų vėl būti jau Čikagoje, namuose naujuose ir taip toliau. Ir kas nutiko, mums niekaip nesisekė, į laiką mes niekaip netilpom. Vis kažkas tai padangose oro trūksta. Tai atrodo, kaip nesiseka, nes ir nervas ima ir jau pietus ir po pietų, ir 1 valanda, ir 2, ir 3, o mes vis dar neišvažiavę. Kelias, gana ilgas, 5-6 valandos vairavimo ir supranti, kad tu turėsi vairuoti jau naktį, tamsiai. Bet aš nežinau, aš visada taip kažkaip nuo seniai žiūrėjau, jeigu kažkas nesidėlioja, vadinasi, ne šiaip savo, ramiai. Ir nebuvo to tokio streso, jeigu, sakykime, ten prieš 10 metų ar kažkada būčiau labai nervavusis, galvojus, ieškojus kažkokių čia ženklų ar kažko, būčiau daug energijos praradus. O dabar, yra kaip yra, priėmė tą, kad, supranti, tiesiog tokia realybė, taip yra. Ir mes tikrai labai ilgai užtrukom ir mes išvažiavom iš namų apie 4 valandą. Buvo po 4 gal net, mašinos pakrautos. Aš vieną vairavau mašiną, mūsų lengvąją, kuri irgi ten buvo daiktų prikišta, vyras autobusiuką vairavo ten ir viens paskui kitą taip pajudėjom. Kelias geras, viskas tvarkojo, ten per kalnus persikėlėm, rūkas buvo, viskas nieko tokio. Bet artėjant prie vietos, liko gal ten kokios 2 valandos važiavimo, mūsų užklupo štormas. Toks štormas, tokia audra, kad teko stoti į kelkraštį ir tiesiog laukti, nes nieko nesimatė per tą lietų tokį stiprų. Bet ilgai stovėti neteko, mes ten gal kokias 5-10 minučių ta banga tokia praėjo. Ir važiavom toliau, nuvažiavom į vietą, gana vėlai buvo, gal 11:30 jau vakaro, nakties, kritom į lovas, išsimiegojom, ryte ėjom į kavinę valgyti viešbučio ir sėdim valgom ir šalia televizorius vyksta žinios, pranešinėja ten naujienas ir matom, kad tuo metu, kai mes važiavom, mes jau buvo praėję tornadai, toj vietoj. Tam kely ėjo tornadai ir jeigu mes būtume išvažiavę laiku, kaip ir planavome, ten 12 valandą mes, taip paskaičiavau, būtume papuolę būtent į tą epicentrą, o ten tornadai žalos padarė ir žuvusių, ir namų daug apgadintų. Mums net į galvą netėjo pasitikrinti prieš išvažiuojant orus. Ar ten, apie tornadą aš vis net nepagalvojom, nes ten nelabai gal ten tie tornadai vaikšto, Tenesy ir Kentucky, aš nežinau, labiau tai ten jie ties vidurį kažkur Teksase, o čia krašte, kad būtų, tai negirdėjau. Tai sakykime, tas vėlinimasis nesisekimas, kabutėse nesisekimas, reiškia tai, kad mus užlaikė namuose kažkas ar iš aukščiau, ar iš šono, ar patys susidėliojom taip, kad mes nepapultume į tą blogo oro epicentrą, tuos tornadus ir tiesiog, gavom ką gavom, ten uodegėlę gal kokią papuolim ten šiek tiek jau nueinantį. Bet už tai gražus dangus buvo, žaibai gražūs, vaizdai gražūs. Tai nieko labai sudėtingo, bet praslydom, vienu žodžiu, taip. Atvažiavus į čia irgi daug visokių buvo tokių, gali vadinti nesusipratimais gal, bet sakykime, namas, kuriame gyvenom, jis pasirodė dar nebaigtas. Mes turim atvažiuojam į naujus namus ir atvažiavę sužinom, kad jis yra nepabaigtas, kad jį dar dažo, sienas
Tai va tokie niuansai. Tokie niuansai. Ir gaunasi taip, kad mes liekam nakvoti pas namo savininkus, kaimynus. Ten savaitę laiko apsistojom, labai faini žmonės. Ir toks sėdžiu ir galvoju, kaip taip gali būti, kai matai žmogų pirmą kartą, jie mūsų nepažįsta, mes jų nepažįstam, bet jie įsileidžia į namus, palieka mus, bendraujam taip, kaip 100 metų pažinotume vieni kitus ir ten viskas taip natūraliai. Tai jinai mano vaikam valgyt padaro, aš jos vaikam valgyt padarau, mes tarsi kartu ten kažką nuvažiuojam, paimam, apsikeičiam, jokios trinties. Ta prasme, labai fainai gavosi, bet ir šiaip viskas dėliojasi taip, kad, pavyzdžiui, kai paleidi, nekontroliuoji, ar ne, ką kalbu apie kontrolę. Galima supykt, galima čia kažkaip susinervuoti, bet tu tiesiog priimi gyvenimą, ištiko gyvenimas, taip viskas vyksta, aš priimu taip, kaip yra, pagyvensim kitur, bus tas namas, įsikelsim, bet kas atsitiko, tą pirmą vakarą pas juos atvažiavo jų draugai ir mano vyras pirmą patį vakarą gavo darbą, nes būtent tiem draugam reikėjo tokio žmogaus, ką daro mano vyras. Tai, toks sutapimukas, sakykime, ir aš niekaip neatsistebiu ir neatsidžiaugiu tuo vedimu iš aukščiau, tuo plano sudėliojimu, kaip viskas gražiai gula, kaip ritmas veikia mūsų gyvenimus, bet tai vyksta su viena sąlyga. Aš tą jau įsitikinau per šitos 1,5 metų, 2 metus nuo tų pokyčių didžiųjų mano gyvenime, kai mes palikom Lietuvą. Nori, kaip sakoma, pirma patikėk, tada pamatysi. Mes dažniausiai protas mūsų nori pačiupinėti, protas nori, tu man duok, tu man parodyk, kad aš nenukrisiu, tu man duok kažką, kad aš patikėčiau ir jeigu aš pamatysiu, kad jau manim bus pasirūpinta, tada aš darysiu, jau eisiu tuo savo keliu, ar ne? Aš įsitikinau, kad ne taip veikia visata, ne taip viskas vyksta. Viskas paremta yra būtent žinojimu ir pasitikėjimu ir tikėjimu, kad manim bus pasirūpinta. Jeigu aš netikiu visata, nepasitikiu savim, nepasitikiu tuo planu gyvenimu, aš bijosiu, aš kelsiu sąlygas, protas kels sąlygas, ar ne? Nevažiuosiu į Čikagą, kol nebus darbo. Nevažiuosiu, nedarysiu to, kol man nepasakys, kad čia viskas bus gerai. Nedarysiu dar kažkur ten neisiu, kol man nepasakys, vos nesutartim, kad tavim bus pasirūpinta ir tada kas lieka sėdėti komforto zonoje, bijoti pokyčių, bijoti augimo, bijoti iššūkių, nes saugu, fainai, smagus būti ten, kur jau viską žinai, kur, taip. Bet mes niekad nežinome, kas mums yra skirta, kas mums yra duota, bet mes neimam, nes mes netikim, nepasitikim ir nepriimam to į savo gyvenimą. Bet aš tą, ką dariau, ką aš išjaučiau prieš išvažiuojant iš Pietų Karolinos, mes neturėjome vyras nei darbo, mes nieko nežinojom, kas čia mūsų to Čikagoje laukia. Bet aš ugdausi savyje tikėjimą ir žinojimą, kad mumis bus pasirūpinta. Negali būti kitaip. Nebūsim ant gatvės, nebūsim alkani basi, nebadausim, ta prasme. Aš tą tikrai žinau. Ir aš nežinau, kaip perduoti tą jausmą kiekvienam, kuris klauso, ką aš dabar kalbu, iš kur tą paimti žinojimą, bet pasistengkit tiesiog žinoti ir jausti, kad manim bus pasirūpinta. Ir žengti žingsnius, nes nuo to išjudėjimo iš komforto zonos, kada tu eini tuo tokiu nepramintu taku, tik žinai, kad tau bus duota, mes labai paaugom ir kaip šeima mūsų ir, sakykime, ir gyvenimo lygis pasikeitė. Ką Lietuvoje turėjom, kokiuose namuose gyvenom, kokioje aplinkoje į Pietų Karoliną atvykę ir kaip čia dabar yra. Čia yra kosmosas kažkoks, tame, kiek aš sutinku moterų iš stovyklų, iš paskaitų, ką aš jau čia Čikagoje veikiau, dariau. Toks tarsi, tie metai, kai aš čia skraidžiau ir vedžiau paskaitas, irgi buvo toks padarytas kaip pamatas, pagrindas susipažinimui, įėjimui į bendruomenę,
Ir dabar nueini į parduotuvę, o labas, nueini į renginį, o labas, vaikai užsirašė ten Ąžuolas į lietuvių liaudies šokių kolektyvą. Nueini ten, 3-4 pažįstamos, Saulę nuvežiau į meno mokyklos vakaronę, ten irgi tų pažįstamų jau yra. Jautiesi savas, nu, tu nesijauti kažkoks tai prielipa ar įskiepis ne savo vietoje jau. Bet irgi, vat, kad taip būtų, kad ta aplinka tokia būtų gera, šilta ir jauki ir maloni, aš turėjau irgi išdrįsti žengti tuos žingsnius, atskristi į Čikagą, pravesti paskaitą nepažįstamiems žmonėms, kurie manęs nežino, aš jų nežinau. Na, bet tiesiog imi ir darai tai, ką turi daryti, dėl ko čia gimiai. Ne šiaip savo mes čia gimėm sėdėti po palmę nosį krapštyti ir nieko neveikti. Nu, netoks čia žaidimas. Čia žaidimas būtent augimo. O kaip augama? Per sunkumus, jų įveikimą, per duobes ir iš jų išlipimą. Tai, nu, aišku, galima nenorėti viso to ir savo čilinti, kai kurie gimsta ir dėl to. Tiesiog, va, fainai, smagu, pabuvom, čia kažką paveikėm, pakeliavom, pamatėm pasaulį ir tai augina, ir tai yra ok. Nu, sakykime, mano kelias netoks, mano struktūra yra kaip to ledlaužio galbūt, ar ne, vat, imti, eiti, daryti, parodyti kažką savimi ir kalbu viską tik iš patirties, ką aš pati praėjau, knygų neskaitau ir man tai veikia. Todėl, kam rezonuoja, kam susišaukia vidus, tai, nu, imkite ir naudokit, kaip sakoma, ir tikrai buvo, man viena draugė atsiuntė irgi video tokį fainai, labai aiškiai ten pasakyta, kad sako, jeigu mes kažko labai norim, turim svajonių, Dievas mums turi 3 atsakymus. Taip, ne ir aš turiu tau kai ką geresnio. Tai čia irgi vat, su ta kontrolė, kad mes kartais norim, protas mūsų labai ribotai daug ką suvokia, jisai gali išstatyti sąlygas, kad, nu, vat, noriu to, noriu taip ir va taip. O jeigu duota daugiau, o jeigu duota kitaip ir ne viskas yra labai fainai, nu, gal aš kažko ir nenoriu, bet yra toks dalykas, reikia, nu, man to reikia, mano augimui, mano plėtimuisi, mano patirtim, reikalingų žmonių sutikimui, kažkam aš turiu padėti, kažkam man kažkas padės, vaikai susitiks kažką, su kuo ten gal meksis toliau santykiai ir ryšiai. Ir to vengti, bėgti nuo to, slėptis kažkur saugioj komforto zonoj, tai yra nusikaltimas prieš savo gyvenimo planą. Supraskim tą vieną dalyką, aš kartojuosi, aš jau turbūt kalbėjau šitą temą senesniuose įrašuose, kad norint gimti čia ir dabar šiuo laikmečiu, mes praėjom afigienas atrankas, ta prasme, kaip būtų į darbo vietą, nežinau, 1000 norinčių. Jeigu mes tą konkursą laimėjom ir patekom čia, gimėm šiuo laikmečiu, tai nepaveskim, nu, hebra, kaip sakoma, vadinasi, mes turim pasirašę tikslus, planus, ką mes turim atlikti, padaryti. Ir tai yra labai svarbu sutikti tuos žmonės, kuriem pažadėjom, kad juos sutiksim, perduoti informaciją, kurią pažadėjom perduoti. Turim kažką patys gauti. Ir tai, vat, kai iš aukščiau pasižiūri į visą tą puzlę, į tą žaidimą, nu, daug aiškiau viskas matosi, kodėl tai vyksta, dėl ko, ką turi sutikti, kam to reikėjo iš vis. Tai mano toks, sakykime, palinkėjimas šiems metams baigiantis ir kitiems metams jums įkvėpimo linkiu daryti, siekti tų savo tikslų, atrasti savo gyvenimo planą, dėl ko mes čia gimėm, ką mes turim padaryti. Ir meilės, drąsos, ryžto ir tikėjimo daryti tuos žingsnius, kuriuos privalom padaryti. Tai yra labai svarbu, aš nekalbu ne tik apie fizinį lygmenį, kad turim ten eiti į darbą, kažkam paskambinti, suorganizuoti, pabendrauti. Tai yra darbas ir subtiliam tam nematomam lygmenį. Mes kaip sielos irgi darom didelius dalykus, siunčiam energijas, jas adaptuojam, keičiam, transformuojam, vienus palydim, kitus pasitinkam. Nu, yra daugybė tarnybų, kuriuose mūsų sielos dirba. Mes ten darom didelius dalykus, todėl, nu, irgi linkiu, kaip sakant, apsijungti
fizinį ir subtilų lygmenį sujungti į vieną, pajausti tą visumą, kas mes esame iš tiesų, kokia mūsų čia ta reikšmė, vaidmuo ir drąsiai tą vaidmenį čia atlikti, pasitikti tuos naujus metus su nauju tokiu ryžtu kartelę savo, tarsi, kad, einu, imu ir darau, ateina pasiūlymas, aš jį imu, keičiasi gyvenimas, nekrentu į duobę, priimu kaip galimybę. Ir su tuo tokiu pozityvu, užsispyrimu, gerumu, drąsa, tie kiti metai, į juos taip ir įženkim. Tai labai ačiū visiems, kas prisijungėt prie grupės, kas dalinotės savo gerumu, pasidalinimais, išjautimais, patyrimais. Tai yra labai fainai ir smagu skaityti. Visiems ačiū, kas pasidalinot savo finansais, palaikymu. Tai irgi man labai reikšminga ir smagu. Ir visiems meilės, gerumo ir apkabinu, ką virtualiai, ką gyvai tuoj apkabinsiu. Myliu, bučiuoju ir iki kitų susimatymų.